Sukūriau Tipscoin, kad sukurčiau pasaulį, kuriame kiekvienas pasaulio gyventojas galėtų tapti turtingas ir gyventi laimingai. Sukūriau Tipscoin žmonėms iš pietryčių Azijos ir Afrikos, kurie turi mažiau nei 1 USD per dieną valgyti. Esu Diacoin ir Tipscoin Foundation atstovas. Žmonės, kuriuos matote dabar, yra 1,5 milijardo žmonių Indijoje. Pakistane ir Indonezijoje gyvena 550 mon. Pietryčių Azijoje visame pasaulyje gyvena 4 milijardai žmonių. Daugiausia dėmesio skyriau Indijos, Indonezijos ir Pakistano reklamai. Štai kodėl Tips nariai 3 šalyse aktyviai kasa Tipscoin. Žmonės šalyse, kuriuose gyvena 2,1 milijardo gyventojų iš 7 milijardų pasaulio gyventojų. Juda iš anksto, nes žino, kad arbatpinigų moneta bus dideli pinigai. Netrukus jis sparčiai plėsis į pietryčių Aziją ir Afriką. Patarimai moneta bus dideli pinigai. Susisiekimas su Diacoin ir Tipscoin Foundation atstovu yra greitas būdas tapti turtingu. Apgaulingų monetų fondas neatskleidžia asmeninės informacijos. Bendrauju su žmonėmis iš viso pasaulio. Atskleisiu savo informacinį pranešimą YouTube ir kiekvienas, kuris su manimi susisieks, taps turtingas. Jei pasitikėsite manimi ir prisijungsite prie mūsų, tapsite neįtikėtinai turtingi, o jei užsiprenumeruosite mane, kasdien galite gauti informacijos, kaip užsidirbti pinigų. Ši moteris atsisakė Instagram. Kodėl ji atsisakė Instagram ir persikėlė į TIPS? Korėjiečiai moka pinigus, kad išgautų TIPS monetas. Šiuo metu korėjiečių iškastos monetos kainuoja 5,0 USD už akciją. Tačiau užsieniečiai mano nemokamai. Per dieną išgaunamų monetų vertė šiuo metu yra 5,0 USD. Tačiau jei daugybė žmonių visame pasaulyje dalyvaus nemokamoje kasyboje, TIPS platformos vertė padidės. O šiuo metu iškasamų monetų vertė sprogs nuo 5,0 USD iki 1,00 USD. Ir jei dalyvaus daugiau žmonių, tai išaugs iki 1,000 USD. Jei TIPS platformoje dalyvaus daug žmonių visame pasaulyje, be monetų, atsargos bus teikiamos pagal išgaunamų monetų skaičių. Viena nuotrauka, įkelta į TIPS platformą, yra tiesiogiai susijusi su pinigais. Ką tu manai? Ji yra labai protinga ir protinga moteris. Ar laikas pinigai? Facebook, Instagram, Twitter yra pinigų švaistimas. Ji išleido savo valiutą, vadinamą TIPS moneta, ir gali spausdinti pinigus kaip pamišusi. Ji mėgaujasi kiekvieną dieną ir svajoja per naktį tapti milijardieriumi. Priežastis ta, kad ji žino TIPS platformos ateitį ir platformos sprogstamąją galią. Vėliau ji svajoja, kad TIPS būtų įtrauktas į JAV NASDAQ ir Korėjos KOSP į biržas. Asmuo, sukūręs TIPS monetą, yra korėjietis, vardu Hagwan Seong. Jei esate žmogus, kuris laikosi savo pažadų, galite turėti būsimą Bitcoin su TIPS moneta ir tapti turtingu. Galiausiai papasakosiu dar vieną būdą tapti turtingu. Jei ketinate investuoti į finansus, investuokite į Korėjos akcijas. Esu investicijų genijus. Žiūrėkite mano pagrindinį YouTube kanalą. Pagrindinis kanalas įrašo grąžos normą vaizdo įrašuose. Akcijų, į kurias investavau, grąžos norma yra. Tai yra tikroji grąžos norma. Nukopijavau savo akcijų sąskaitą į PowerPoint ir įkėliau. Jei nemokate korėjiečių kalbos mano pagrindinėme kanale, pasamdykite korėjietį vienai dienai. Kad jis jums vertėtų, esu investicijų genijus,
uždirbantis daug pinigų. Korėja yra šalis, kuri labai greitai auga. Investuokite į BTS šalį. Leiskite man suteikti jums šiek tiek informacijos. Kaip užsidirbti daug pinigų.